susirinkusieji į tikrai didžiulio, įspūdingo straipsnių rinkinio skirto Vilniaus bendruomenių istorijai, pristatymą, aptarimą. Knyga pasirodė kaip viena iš fundamentalių tyrimų skirtų Vilniaus 700 metų jubiliejui. Mes turėjome tikrai didžiulę bangą leidinių susijusių su 700 metų Vilniaus minėjimu ir turime vieną iš leidinių, kurie žvelgia į tą 700 metų istoriją, į labai įvairialypį Vilniaus miesto paveldą ir ypač jo bendruomenės, į tų bendruomenių gyvenimo ženklus, į jų atmintį, į naujai atveriamą jų paveldą. Knyga 26 straipsniai, publikuojami lietuvių, lenkų ir anglų kalbomis. Yra ir Lietuvos ir tarptautiniai tyrėjai susitelkę naujam žvilgsniui į Vilniaus bendruomenės. Man labai malonu pristatyti šios knygos sudarytojus, Lietuvos istorijos instituto kolegas, daktarą Mindaugą Klovą, kuris taip pat vadovauja miesto tyrimų skyriui, daktarę Jolitą Sarcevičienę, LDK istorijos tyrėją, ir Vilniaus universiteto profesorę, Lietuvos žydų istorijos tyrėją Juditą Verbickienę. Na, o aš esu Mindaugas Kvietkauskas, pasikviestas į šį ratą šiek tiek kaip žvilgsnis iš šalies, nes esu Vilniaus literatūros tyrėjas ir vertėjas. Tad bandysiu kartais galbūt užduoti tokius klausimus, kurie galėtų būti šiek tiek šiulinantis, galbūt šiek tiek provokuojantis, kaip ne viską žinodamas. Bet pirmiausia, noriu labai paprastai paklausti jūsų apie šitos knygos kelią. Skaitytoja šiemet, visai neseniai pasirodė, koks buvo pačios knygos sumanymas, kokia koncepcija, kaip vyko jos rengimas ir genezė ir kas tuos 26 straipsnius jungia tarpusavyje, kokie bendri vardikliai. Kas norėtų? Gal pradėsiu, sveiki visi. Čia man labai patiko iškart užrašas. Žodis ieško savo žmogaus. Tai galėčiau perfrazuoti, kad Gedimino žodis, Gedimino laiškuose fiksuotas žodis ieško savo žmogaus iki šiandien ir jį randa. Ir manau, šitos knygos pats kaltininkas pagrindinis yra Gediminas. Kaip besuksi čia, man atrodo. Jo 1323 šventėme jubiliejų, 700 metų buvo įspūdingam jubiliejui ir mes su kolegomis galvodami, kaip čia išjudinti šitą reikalą, kaip čia prasmingai paminėti, tai nutarėm organizuoti tarptautinę mokslinę konferenciją. Ir kai paskelbėme skelbimą, atsišaukė virš 100 mokslininkų iš ne tik lietuvių, iš įvairiausių šalių. Ir mes sukom galvą, ką čia darom. Ir Jurgita net, pamenu, paminėjo, kad tai sako, darom didelę konferenciją. Ir padarėm. Labai didelė, iš ties virš 80 buvo pranešimų. Čia progos pasireikšti turėjo ir mokslininkai iš įvairiausių valstybių, ir iš Kanados buvo, iš Armėnijos, Italijos, Anglijos atvykę. Tas irgi atskleidžia tą, kad Vilnius svarbus ne tik mums, ne tik mums vietiniams lietuviams mokslininkams. Ir kasgi mus vienė, ką mes vienė pasirinkom. Čia vėlgi Gediminas, man atrodo, vėlgi čia labai įtakojo, kodėl mes pasirinkom tokią temą Vilniaus miesto bendruomenės. Vėlgi visi skaitėme Gedimino laiškus, kuris kviečia čia atvykti. Vėl kalbam apie atvirą miestą, apie užsieniečius, apie amatininkus, pirklius, riterius ir taip toliau. Tad tos bendruomenės, man atrodo, būtent iš šito kilo ir kad tai yra tikrai labai įdomi tema, ne tik man asmeniškai, bet ir visiems susirinkusiems.
pratęs tai, ką pasakė Mindaugas, ir pabandyti reflektuoti tą situaciją, kurią mes šiandien apskritai turim su Vilniaus gyventojais arba vilniečiais. Tai lygiai taip pat žvelgdami į stendą mes galėtume ieškoti, kad ir žmogus arba vilnietis ieško savo Vilniaus šiandieną. Ir ta vilnistikos, mes mokslininkai vadiname vilnistikos, pastaruoju metu iš tikrųjų yra labai daug. Ir natūralu, kad reikia įsivaizduoja, kad turėtume papasakoti, kuo dabar mes skiriamės nuo to, kas yra padaryta. Tai skirtumas yra vienas iš esminių ir tas skirtumas jau matėsi konferencijoje ir jis lygiai taip pat sėkmingai nugulė ir į knygą. Tai yra svarstam, kaip kalbėti apie Vilniaus bendruomenės. Aš nežinau, kiek jūs vartot įprastai leidinių skirtų Vilniui ar apskritai Lietuvos istorijai. Labai dažnai pastaruoju metu yra juntamas poreikis integruoti įvairias etninės ir konfesinės bendrijas į bendrą istorinį naratyvą, bet kaip ta integracija vyksta per atskirą skyrių. Tai yra miesto, bendruomenių skirtingų istorijų ir atskirai yra žydai, atskirai totoriai, atskirai karaimai, atskirai lenkai, italai ir kas tik tai. Tai ir konferencijoje, ir čia mes pabandėm, tikiuosi pavyko, pasiūlyti visiškai naują prieigą ir galbūt jinai ir turi tam tikrą broką dėl to, kad nauja ir dėl to, kad yra eksperimentinė. Tai ėjom visiškų integracinių kelių ir atskiri poskyriai ir atskiri skyriai yra iš esmės skirti ne tam kitam, o problemų reiškiniui, į kurį telpa visos Vilniaus bendruomenės, kokios jos bebūtų. Tai yra, ką bandau pasakyti, kad nerasite skyriaus moterims, nerasite skyriaus žydams, bet visą tai yra suintegruota į kitus procesus. Jeigu tai yra architektūra, tai visa architektūra ir visokio pobūdžio architektūra. Tai vat, čia yra tam tikras eksperimentas, kaip skaitysis tokio pobūdžio tekstai ir kaip mums pavyks išsiugdyti savo skaitytoją, kuris pabandys žiūrėti į vilniečius kaip į vieną bendrą grupę. Čia turbūt gali pritaikyti Davido Friko konceptą, turbūt čia irgi labai keista, bet amerikietis mokslininkas iš tikrųjų pradėjo stipriai domėtis Vilniaus istorija, 17 amžiaus Vilniaus istorija. Ir kadangi Vilnius yra iš daugybės grupių, skirtingų statusų, iš skirtingų variacijų, vieni miestiečiai, kiti ne miestiečiai ir taip toliau, jis pradėjo naudoti vilniečio terminą, kuris mums kaip ir labai savaime aiškiai suprantama šiandien, bet jis nebuvo dar atlastas į istorijos tyrimą. Aš galbūt papildysiu tai, ką pasakė kolegos, akcentuodama tą žodį bendruomenės. Nes iš tikrųjų, iš pirmo žvilgsnio pažvelgus į tą turinį gali kilti daug abejonių, ar iš tikrųjų tos bendruomenės jau čia taip labai yra dėmesio centre. Bet aš sakyčiau, šita knyga yra skaitytojui šiek tiek toksai, ne iššūkis, bet galbūt lengva mankšta pamėginti tas bendruomenės suvokti labai plačiai. Nes mano nuomonė, knygos tekstus, knygos straipsnius galima savotiškai sugrupuoti tarsi į 3 lygmenis. Tai yra Vilnius kaip erdvė, kuriuose skleidžiasi, gyvena, sugyvena ir konfliktuoja pačios bendruomenės. Tada antras toks straipsnių blokas, jeigu taip galima pavadinti, tai jau iš tikrųjų bendruomenės, kurias galime lengvai apibriežti pagal profesiją, etninių principų ar dar kažkokiu tai principų struktūruotos bendruomenės. Ir trečiasis segmentas, kažkuria prasme man įdomiausias, tai yra tokios bendruomenės, kurias nėra lengva apčiuopti, nėra lengva pamatyti, tačiau tuose straipsniuose jos išryškėja. Pavyzdžiui, yra straipsnis apie vadovus po Vilnių. Tai čia mes tarsi galime užčiuopti tuos autorius kaip bendruomenę, kurie kreipė dėmesį į Vilniaus pažinimą, ar ne? Ir tuo pačiu galime save suvokti ir dabar ir tų vadovų skaitytojus suvokti kaip bendruomenę, kuri domisi Vilniumi, kuri keliauja po tą Vilnių, nori pažinti. Ir tuo pačiu skaitytojui aš iš tikrųjų labai rekomenduočiau tą straipsnį skaitant pamėginti mintimis, bet galbūt ir fiziškai pakeliauti būtent tais maršrutais, kokias brėžia kelionių vadovų autoriai
ir pamėginti tą Vilnių truputėlį iš kitos pusės pamatyti. Tai man atrodo, kad ta bendruomenių prieiga yra visai talpi ir teikianti visokių įdomių pamąstymų. Na gerai, dabar pabandysiu įsikūnyti į žvelgiantį pirmą kartą į šią knygą skaitytoją ir paklausti jūsų rekomendacijų. Tarp tų tekstų, kokios yra didžiausios naujovės ir ką pasakytumėt skaitytojui, ką pirmiausia reikėtų perskaityti? Kokie jūsų straipsniai favoritai? Ir dar dėl to klausiu, kad visiškai neseniai pernai pasirodė didžiulis opus magnum Vilniaus istorijos tritomis, Lietuvos istorijos instituto išleistas. Generalinė, fundamentali knyga, nauja Vilniaus istorijos lietuviškoji sintezė. Tiek Mindaugas, tiek Jolita taip pat yra tarp jos bendraautorių. Ir todėl taip pat noriu paklausti, kas šioje knygoje naujo. Gal jūs ko nors pakoregavote į ką tik išėjusią Vilniaus istoriją? Pradėčiau nuo rekomendacijos. Tai aš pradėčiau nuo pirmojo straipsnio, Rimvydo Petrausko, Šventas Kristoforas ir geležinis vilkas. Vilnius kaip miestas ir sostinė. Tai čia neskirta, kad kaip bendruomeniai kažkokiai atskirai, bet irgi padeda, manau, kiekvienam padės suprasti Lietuvos didžiosios kunigaikštystės sostinės, kaip jos svarbą, kuris buvo ne tik Lietuvos valstybės, bet ir viso regiono politinis, kultūrinis, ekonominis, religinis centras. Tai tokia, man atrodo, tikrai įvadinis straipsnis įvedantis į ir mums leidžiantis tokia atrasti gal iš naujo tą mūsų Vilniaus svarbą to meto visuomenėje. O toliau, pavyzdžiui, eičiau į kasdienybę. Taigi turime ne vieną straipsnį, bet pavyzdžiui, Vilijos Gerulaitinės straipsnis kasdienybės atšvaitai 18 amžiaus, 20 amžiaus pradžios Vilniaus evangelikų liuteronų metrikų knygose. Irgi toks prisilietimas prie tikros kasdienybės. Prie tokio, čia randame kaip musulmonai, pavyzdžiui, prozelitai atsiverčia į liuteronų tikėjimą, žydai tie patys, visokių konfliktų, kadangi naudojamasi metrikų knygomis, kuriuose santuokos, krikšto ir panašiai mirties, tai santuokų galima matyti apie skyrybų problemas, apie neištikimybės, smurtą šeimoje. Ir kas įdomu, kad pačiose metrikose buvo įrašoma tokie atvejai, jau tokie apie smurtiniai, kažkokie neištikimybės, tokie, vadinkim, gėdingi arba nepriimtini, aukštyn kojom. Jeigu knyga rašo normaliai, fiksuoja taip, tos atvejus va taip parašo. Tai čia tokių įdomybių įvairiuose straipsniuose galime rasti ir ieškoti tikrai. Ir būtent ta kasdienybė, man atrodo, tokie perliukai, tai tikrai galėtų praturtinti ir Vilniaus miesto istorijos sintezę, kuri jau pasirodė, mes dabar jos neperrašysim, bet tokie perliukai, kurie pagyvintų tą Vilniaus miesto supratimą, požiūrį. Na, jau vienas kabliukas yra labai geras, tai Vilniečių slapti romanai, ar ne? Neištikimybės, kurios užrašomos atvirkščiai. Jau įdomu, gerbiama Jolita rašė apie Vilniečių knygas. Taip, teisingai. Bet aš dar trupučiuką apie tą santykį su Vilniaus istorijos tritomiu. Toks visai nemokslinis būtų palyginimas. Įsivaizduoju, apie apskritai, kad kuomet yra parašomas didelis veikalas ir ką tada veikti tiems, kurie ateina jau po to, ar ne? Atrodo, išėjo tik tai tritomis, sintezė ir čia dabar vėl nauji straipsniai ir iš vis ką čia tie istorikai daro. Tai tą istorikų santykį su šaltiniais, su istorijos mokslu aš pabandyčiau
tokiu labai buitiniu pavyzdžiu pailiustruoti. Įsivaizduokite, gyvena šeima, ar ne? Didelė, su daug vaikų, daug giminaičių, jie ten vienam bute ir į tą šeimą ateina žmogus ir jisai su ta šeima kažkiek pagyvena, susipažįsta ir fiksuoja tam tikrus momentus, ar ne? Kad mama vilki raudoną suknelę, tėtis dirba direktorium, 2 vaikai ten dvynukai ir panašiai. Ir tai yra tik tai momentinis toksai fiksavimas, nes į tą pačią šeimą atėjus po savaitės jau matysi, kad mama vilki mėlyną suknelę, kažkoks vaikas išsikraustė, tėtis pakeitė darbą ar nauji puodai nupirkti. Tai istorijos mokslas iš tikrųjų yra gyvas, jisai nuolat atsirandama naujų šaltinių, formuojasi naujos tyrėjų grupės, mokslininkai renkasi naujus projektus ir tai, kas buvo parašyta daugiatomėje istorijoje, yra toks grietinėlės nugriebimas, labai koncentruotas. Mindaugas tikriausiai būtų liudininkas, kad ir mūsų Lietuvos didžiosios kunigaikštystės laikotarpio Vilniui skirto tomo autoriai vargo su tekstų apimtimis, turėdami juos žiauriai trumpinti ir kitų amžių, kitiems amžiams skirtų tomų autoriai taip pat vargo su tomis apimtimis, nes sukišti viską į sintetinę istoriją yra tiesiog neįmanoma. Ir šitos knygos kažkuria prasme autorių sudėtis iš tikrųjų labai gerai iliustruoja, kiek žmonių, turbūt visame pasaulyje, Europoje žinoma labiausiai ir kaimyninėse valstybėse labiausiai, bet tuo pačiu pasaulyje, Jurgita jau minėjo amžinatilsį Davidą Friką, dėja taip anksti mus palikusi, kuriems Vilniaus istorija atrodo įdomi, verta dėmesio ir jie skiria Vilniaus tyrimams savo laiką. Tai mano nuomonė, Vilniaus istorija yra labai gyva ir manau, kad mes čia trise sėdėdami galėtume mažiausiai kokias 3 temas įvardyti, kurios dar po 3 temas turiu galvoj, taip dabar greitai įvardyti, kurios Vilniaus istorijoje mažai tyrinėtos, nesulaukusios dėmesio ir dar ten yra dirbti. Tai ir aš pradėsiu nuo to, kad galiu, sakykime, išvardyti, kad visiškai nieko beveik nežinome apie vilniečių šeimą, labai mažai žinome, pavyzdžiui, apie tarpukario Vilniaus kultūrinį gyvenimą, jis nėra nuosekliai tyrinėtas, nes, tarsi tai ir ne mūsų. Manau, kad tam tikros Lietuvos didžiosios kunigaikštystės Vilniaus savivaldos institucijos nenagrinėtos jų istoriją, čia Mindaugas galėtų jau mane papildyti. Kitaip sakant, šitoje knygoje galbūt nėra radikaliai kažkokių naujų ir keičiančių mūsų sampratą apie Vilnių, tačiau yra tos mažos plytos, maži nauji tyrimai, iš kurių ateities kartos rašys naują, aš tikiuosi, jau 5 tomų Vilniaus istoriją. Dar trumpas klausimas dėl jūsų straipsnio. Apibendrinant, tie 17 amžiaus pabaigos vilniečiai buvo apsiskaitę ar nelabai? Aš sakyčiau taip, papasakosiu tokią vieną istoriją, kurią labai dažnai pasakoju, bet man jinai atrodo labai simptomiška. Iš tikrųjų, mes nieko beveik nežinome apie vilniečių skaitymo kultūrą. Ir nors tokių didelių bibliotekų, kaip dabar mes įsivaizduojam, keli šimtai knygų, ar ne, vilniečiai iš tikrųjų neturėjo. Didžiausia biblioteka, kokią man teko šaltiniuose aptikti, yra 220 knygų, bet tai yra absoliučiai išskirtinis reiškinys. Bet kaip pavyzdį jūs pasakysiu tokią konkretų atvejį. Vilniaus pirklys turi 16 knygų. Jis nėra intelektualas, nėra koks nors valdovo sekretorius, nėra magistrato, tai yra Vilniaus socialinio elito narys. Paprasčiausias Vilniaus pirklys. 16 knygų. 4 iš tų knygų yra įvairūs teisynai, Magdeburgo teisė, Lietuvos statutas, dar ten keli teisės reikalai.
Kitos 4 knygos yra, na, tokia religinio pobūdžio literatūra. Deja, dar 4 knygų man nepavyko identifikuoti, aš čia nesiplėsiu dėl kokių priežasčių, bet įdomiausios yra 4 knygos skirtos botanikai. Ir kad jūs suprastumėte, tai nėra kažkokie lengvi, na, lengvos knygelės paprasto turinio, tai yra geriausia, ką tuo metu Europa turėjo botanikos srityje. Tai yra ir lenkų botanikos žinomo, ir italų botanikos žinomo darbai, puikiai iliustruoti, didžiulės apimties ir taip toliau. Klausimas lieka atviras, kodėl šitas žmogus tas botanikos knygas turėjo. Tai kitaip sakant, tie žmonės, kurie knygas pirko, kurie jomis domėjosi, jie skaitė ir savo srityse tikrai buvo apsiskaitę, nes bibliotekos buvo orientuotos į žmonių interesus. Profesinius, dalykinius, medikai turėjo daugiau medicinai skirtų knygų, religiniam gyvenimui teikia dėmesio žmonės aiškiai kolekcionavo religinio pobūdžio knygas, o tie, kurie savo darbe turėjo, na, spręsti kažkokius teisinius klausimus, turėjo dešimtis visoje Europoje žinomų ne vietos autorių, o visoje Europoje žinomų teisininkų darbų ir labai kryptingai tas bibliotekas kaupė. Tai vat jums ir skaitytojų bendruomenė. Iš tikrųjų, per knygas noriu truputėlį šokti į prie kito klausimą, nes knygos ir bibliotekos yra labai asmenės, ypatingai bibliotekos yra labai gera proga ir galimybė mums patiems save suprasti, kad jeigu mes esam knygų mugėj, nes tai, ką mes turim namuose savo namų bibliotekose, yra puikiausias variantas, kur pasako, ką turi prasme, kas mes esame, vienaip ar kitaip. Tai jeigu mes darytume skirtumą tarp dabartinių, sakykime, vilniečių, pakankamai nemažos dalies ir tarp Lietuvos didžiosios kunigaikštystės vilniečių, tai mes labai greitai pamatytume kalbinius skirtumus. Nes jeigu mūsų turbūt namų bibliotekose dominuoja lietuvių kalba, tai šitų vilniečių bibliotekose lietuvių kalba ne tik nedominuoja sąjungų, greičiausiai. Tai yra lotynų, tai yra lenkų, tai yra rusėnų, tai yra vokiškos knygos, itališkos knygos. Anglų kalba tuo metu nebuvo populiari kaip ilgą laiką kaip mokslo kalba. Tai tas labai yra įdomus dalykas, kaip iš tikrųjų knyga, lygiai taip pat mūsiškė knyga yra daugiakalbė, leidžia matyti ir panašumus ir skirtumus, nes žmonių gyvenimuose labai daug dalykų nesikeičia. Visi gimsta, mėgsta valgyti, mėgsta komfortiškai gyventi, gražiai atrodyti, mylėti arba skirti šių, turėti knygų ir taip toliau. Tai yra daug labai dalykų yra panašus, tik per kokius požymus, per kokias aplinkybės jie realizuojami momentai skiriasi. Mes tai čia toks vienas iš, man atrodo, jautresnių dalykų. Ir grįžtant prie santykio straipsnių rinktinės ir fundamentaliojo puikaus tritomo, tai pats žanras diktuoja tai, kad straipsnio rašytojas visada yra laisvesnis. Jis gali kalbėti apie atvejus, gali kalbėti apie detalę, tuo tarpu į sintetinės knygas dažniausiai pakliūna tai, kas yra labiausiai būdinga visiems. Arba kažkokios išimtis, kurias netikėtas specialistą papasakoti. Tai čia tam tikras momentas, kad galima matyti detalių, galima matyti to, ko nematai sintezė, dėl to, kad jos forma yra pati iš esmės kitokia. Tai Jurga, dar porą žodžių apie naujausius žydų paveldo ir istorijos tyrimus šioje knygoje. Ką iš jų akcentuoti? Iš jų turbūt, jų nėra labai daug, galbūt tiek, man atrodo, galėtų būti. Bet faktas yra tas, kad būtent šitoje knygoje, man atrodo, kad naujumą pamanyčiau tame ir pabrėž ne kiek išvadų pagristumą, ne tiek naujų šaltinių įvedimą, bet apskritai galbūt ne tik žydų, bet ir kitų nekrikščioniškų bendruomenių normalizavimo momentą. Bet man atrodo, normalizavimas ir nebe egzotizavimas, o normalizavimas čia turbūt yra esminis momentas ir aš labai džiaugiuosi tuo, kad šiandienos mokslininkai
jau sugeba neegzotizuoti, o normalizuoti, matyti kaip bendrame lauke. Ir tos žydiškos temos atsiranda ne tik tai specialiai, čia yra labai svarbu. Žydų, totorių ar karaimų temos, lenkų temos atsiranda ne tik tai tekstuose, kurie yra skirti specifiškai vienai kitai bendruomenei, bet ir kituose tekstuose, kaip bendros erdvės suvokimas. Man atrodo, čia yra didžiulė pridėtinė vertė. Iš tiesų, kalbant apie įvairaus pobūdžio ir etinės ir konfesinės bendruomenės, čia matome labai didelę įvairovę, net ir tokius, sakykime, tas bendruomenės tokius dalykus, kurios atrodytų visiškai užmarštyje. Viena iš tokių intrigų klausimas apie vikingų buvimą Vilniuje, ar ne? Vienas iš tokių straipsnių, prie kurių aš sustojau, yra Dovilės Urbonavičiūtės Jankauskienės straipsnis apie vikingų šukas ir iš kur jos Vilniuje galėjo atsirasti. Vienas iš tokių pavyzdžių, bet mes iš tikrųjų, kaip Jurgita ir sako, akivaizdžiai suvokėme, priimame faktą, kad Vilnius yra be galo polimorfiškas, polilogiškas, daugiakultūris, tai yra akivaizdu. Šita knyga ieško jungčių, šita knyga kalba apie sambūvį ir įvairiai straipsniai, kaip pat, sakykime, Rimvydo Petrausko tą sambūvį akcentuoja. Ir jis tikrai labai įdomiai čia atsiveria. Bet kai kalbam apie Vilniaus daugiakultūrį sambūvį ir toleranciją, aš visą laiką prisimenu Česlovo Milošo pasisakymą 2000 metais Vilniaus rotušėje, buvo žymi jo vieša kalba ir esė apie Vilnius, pasakė ten keletą tokių provokuojančių dalykų. Vienas iš jų buvo tai, kad Vilniaus miestas turi didžiulę magiją, architektūros kraštovaizdžio grožį ir ta magija šiek tiek uždengia tai, jos poveikis uždengia tai, kad mes kalbame ant milžiniškų masinių žudynių vietose, kad kalbame greta panerių. Ir mes tai, tarsi ta magija visi tai uždengia ir tą konfliktinę, trauminę istoriją mums vis tiek būtina atsiminti. Bet aš dabar noriu jūsų klausti, koks jums atrodo iš šiuolaikinius tyrimus ir šią knygą žvelgiant santykis tarp to, kad mes pasakojame Vilniaus kultūrų bendruomenių sambūvio istorija, mums svarbi, labai puiku remtis, o kaip yra su skaudžiausiais atminties aspektais. Ir dar noriu atkreipti dėmesį, kad knygoje yra vienas straipsnis, kuris kalba apie labai komplikuotą ir labai skaudų aspektą. Tai yra 1919 metų Vilniuje įvykęs žydų pogromas, kuris įvyko Pilsudskio Lenkų daliniams įžengiant į Vilnių ir nuskambėjo tarptautiniu mastu. Lenkų tyrėjas bando iš naujo nagrinėti, kas ten įvyko ir kokios to pogromo interpretacijos buvo. Tai kaip jūs žiūrėtumėte tą santykį tarp trauminės, skaudžiosios, tragiškosios Vilniaus atminties, didžiųjų netekčių ir sambūvių? Mes kalbėtume apie šitą knygą gana tam tikrą prasme šiek tiek galbūt komfortiški, nes mes privedam knygą iki totalaus demokratinio pokyčio. Privedam iki holokausto ir pačio holokausto nieks nesiima analizuoti, bet nes todėl, kad mums neatrodo svarbu, o dėl to suprantam tą pokytį, kurį padaro holokaustas, kalbant apie tolesnę Vilniaus istoriją. Aš labai nemėgstu žodžio tolerancija ir vadinu žodį sambūvis, dabar dėl ko, nes sambūvis yra visoks. Sambūvis yra tada, kai tu ir konfliktuoji, ir myliesi, ir ieškai būti kartu. Apie tai, aišku, yra tolerancija, nes tolerancija tai sako, kad tu vienas kitą pakeisti, ir ieškoti būdų būti kartu. Tai va čia yra svarbesnių momentų, man atrodo, kad tas būdų ieškojimas būti kartu yra vienas svarbesnių momentų, kur mes bandom ir per konfliktą, ir per draugystę pabandyti parodyti, kaip tas vilnietiškas gyvenimas iš tikrųjų fokusuojasi, nes nėra jokių būdų ir būtų blogas sprendimas bandyti kalbėti apie idilišką Vilniaus gyvenimą, kuriame visi vienas kitą myli, nieks nenutinka, visi draugauja, tai mes pustume miglantis. Tokios Vilniaus istorijos nėra ir tokios Vilniaus istorijos niekada nebuvo ir holokaustas įvyko neatsitiktinai ir ne vien todėl, kad mums padėjo jį įvykti. Bet čia yra labai svarbus momentas yra tame, ir Jurgita truputėlį paminėjo,
mes tikrai labai turim prastai, ypatingai iš Lietuvos istorikų pusės, ištirtą tarpukario Vilniaus istoriją. Lenkiškų versijų mes turim, bet neturim pakankamai gerai lietuviškos interpretacijos, kaip mes tą matytume, nes iš tikrųjų tarpukario Vilnius yra gana stiprus antisemitizmo centras. Tai yra tai, kas įvyksta pogromai, tai yra vienas momentas, aš galiu papasakoti tokį dalyką, pavyzdžiui, Vilniaus universitete veikia studentų organizacija, kurie vadinasi Bomberiai teroristų. Jie realiai detonuoja sprogmenis Vilniaus mieste žydų kvartale. Akivaizdžiai, kad niekada tokių dalykų negirdėjot, bet tai ištyrė Lenkai. Tai tasme, kad tai ištyrėm ne mes, bet tai visiškai kitaip kalba apie tai, kaip mes įsivaizduojam tą vilnietišką būtį. Ir nepakantos realūs proveržiai, jie kartojasi nuo Lietuvos didžiosios kunigaikštystės, kartojasi faktiškai nuolat, skirtingų intensyvumų, bet kas mane visą laiką žavi, tai yra, kad miesto bendruomenės randa būdą sugrįžti į prieš konfliktinę būklę. Tai va tas, turbūt, kad čia Vilniaus specifika, vienas specifikų dalykų, sugrįžimas į prieš konfliktinę būklę arba mokėjimas sugrįžti. Man tai labai patinka tas Vilnių vadinti tolerantišku miestu. Nuo studijų laikų, pamenu, profesorius Bumblauskas vis tą ieškojo argumentų, kaip čia Vilnius ar tolerantiškas, ar net tolerantiškas. Tai Jurgita sako, kad ne. Bet išvengti. Aš visada sakiau, labai seniai nuo tavo studijų irgi sakiau, kad Vilnius netolerantiškas miestas. Tik labai visi sunkiai to patikė, va čia labai įdomu, kad patikė, kad Vilnius tolerantiškas miestas, bet net jeigu padedi krūvą argumentų, kad Vilnius yra miestas, kuriame mokama sugyventi, bet netaikant tolerancijos sąvokos, Vilniečiai atsisako to patikėti, visi atsisako tuo patikėti, nes nesutinka su šito momentu. Tai va čia vėlgi mūsų santykio su istorija pakankamai įdomu. Taip. Mes jau čia įsisiautėjom ir tikrai netilpsime tas 45 minutės. Tilpsim? Gerai. Tai aš tik tai noriu pasakyti, kad dar vieną tokį momentą apskritai bendro smurto lygis praėjusiais amžiais buvo neįsivaizduojamai didesnis negu šiuolaikinėje visuomenėje. Ir čia kalbant ne tik apie smurtą, bet turbūt istorikai visi, kai tik tai kas nors pasako, kad oi kaip ten senoviai buvo gerai ir maistas geras ir oras tyras ir visi dori, draugiški, šeimos didelės ir buvo nuostabu ir švelnu ir rožiška, tai istorikai iškart susiima už galvų, širdies ir už ko nori ir sako, kad na ne, taip nebuvo. Tai ir tie, kurie tyrinėja Vilniaus istoriją, iš tikrųjų su tais konfliktais ir vienokiom ar kitokiom trauminiam patirtim, kurios miestiečių bendruomenės ir atskirius individus lydėjo kiekvieną dieną, susiduria nuolatos ir nuolatos. Ir tie konfliktai galėjo kilti etniniu pagrindu, tikybiniu pagrindu, bendruomenių pagrindu. Turiu galvoj, kad galėjo cechai tarpusavyje nesutarti, galėjo katalikai su stačiatikiais arba su protestantais nesutarti, galėjo lietuviai su žydais arba lenkai su lietuviais. Arba galų gale kaimynai su kaimynais susiginčyti dėl tvoros ar ne ten ištrikto takelio. Tai mes dar, kai kalbame apie tos įvairius konfliktus, tai turime nepamiršti ir to, tiesiog smurto lygio ir dažnumo visuomenėje. Žvelgdamas į knygos straipsnio temas, taip pradėjau svarstyti, o kaipgi čia yra su Vilniaus lietuviais. Ne? Ir jūs jau, žinau, man sakėte, kad jau gavote tą klausimą, kurgi yra šitoje knygoje lietuvybė, kur yra Vilniaus lietuvių bendruomenė visoje toje įvairovėje. Aš pats turiu atsakymą, bet aš noriu tiesiog išgirsti jūsų požiūrį. Ji yra visur. Tiesiog ji yra visur LDK istorijoje, santykiuose su kitomis tautomis, jinai smelkia šitą knygą. Bet klausimas galbūt galėtų būti formuluojamas taip.
Vilniaus lietuviškoji istorija, Vilniaus lietuvybė. Kokie laikai tai bebūtų. Na, bet ir, sakykime, mūsų skaudžiausias momentas, ar ne, 20 metai karinis konfliktas su Lenkais po Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo, abiejų pusių reakcijos, kur mes su šitais tyrimais esame dabar ir ką dar turėtume padaryti, žvelgdami į mūsų pačių Vilniaus lietuviškai pasakojimą, mūsų pačių naratyvą. Kaip jums atrodo? Aš matau labai daug temų ir mes neturim labai daug atsakymų. Tai pirma tema ir man labai yra įdomi, tai viena iš įdomesnių temų, kaip lietuviai išvažiuoja iš Vilniaus. Irgi lygiai taip pat. Tai yra įvyksta lietuvių išvažiavimas iš Vilniaus į Kauną. Kurti naują laikinąją sostinę, kai ta sostinė, dėl kurios lietuviai visą kovojo, tas naratyvas labai stiprus, mes be Vilniaus nenurimsim, jisai yra netgi visuomenę konsoliduojantis visą tarpukarį, likusioje tarpukario Lietuvoje. Tai va čia vienas iš šių momentų, kaip lietuviai važiuoja. Kitas dalykas, kad mes turbūt sunkiai įsivaizduojam, kad neegzistuoja diplomatiniai santykiai ir į Vilnių galima atvažiuoti per Rygą, Peterburgą ir ten kažkaip tai labai per aplinkui. Jokio tiesioginio kelio, nepaisant to, kad siena yra visiškai čia, iš Lietuvos į Vilnių nėra. Ar ne? Tai va vienas dar toksai momentas. Kitas dalykas, mes tikrai nelabai žinom šeimas atskiras, žinom atskirus veikėjus. Ko puikiausiai žinom, kad Basanavičius, Jonas Basanavičius lieka Vilnių. Ir tampa tokiu lietuvius telkiančių veiksnių. Šlapeliai yra kelios šeimos ir mes kalbam dažniausiai apie tam tikras iškilės šeimas, kurios matėsi ir kurios telkia. Bet mes nematom, kas sudaro dar tuos 4-5% Vilniaus lietuvių, jeigu kalbame apie tarpukarį. Ir neturim tų tokių tinklaveikos momentų, nežinom, kaip tos šeimos gyvena, į kokias mokyklas eina vaikai, ar ne? Tai va tos kasdienybės momentų nėra labai daug šiandienos ištirta, beje ir iš Lenkų istorikų pusės, nes tas lietuviškas segmentas lenkiškam Vilniui turbūt nėra pakankamai įdomus, arba iš tikrųjų mes kalbame 5% vilniečių. Tai yra tikrai labai nykstamai maža dalis, mes galite iš tikrųjų įsivertinti, koks buvo Vilnius ir koks yra šiandien. Tai yra Vilnius toks lietuviškas niekada iki tol nebuvo. Tai vat man atrodo tas žmonių veikimas, kalbinė situacija, ekonominiai dalykai, šiaip ekonomikos istorija, Vilnius ir apskritai visos Lietuvos ekonomikos istorija yra tokia skaudesnė dalis, kai istorikai nesugebėjo išlipti iš tos tokios sovietmečio ideologizuotos ekonomikos istorijos ir pabandyti šiandienos metodais tyrinėti ekonominius dalykus, pavyzdžiui, ką reiškia gerai gyventi, koks atlyginimas yra tinkamas ir koks netinkamas. Tai yra kasdienybės detalės, kurios labai daug pasako apie žmonių galimybės ir tuo pačiu paaiškina, kodėl žmonės taip gyvena. Tai šitie momentai yra labai neišplėtoti ir tikrai mes neturim pakankamai tyrimų ir gaila ir čia kai kuriais atvejais ypatingai jaunąją kalbą stabdo lenkų kalbos nemokėjimas. Aš tą matau studentišką terpę, tai iš universiteto aplinkos, tai jaunuoliai ateina nemokėdami nei rusų, nei lenkų kalbos. Ir Lietuvos istorijos tyrimuose su anglų kalba, dalykia, kad visus labai smarkiai nuliūdinti, tiesiog nieko nepadarys. Visiškai, kad net įsibėgėti nėra kur. Tai va čia labai specifika, kad vaikai turėtų mokytis tų kalbų tam, kad mes pažintume savo istoriją. Aš dabar kreipdamasis gal Mindaugą, pirmiausia, norėčiau eiti prie mūsų diskusijos tokio apibendrinimo ir norėčiau klausti po šitų tyrimų, po istorijos tritono, po šito straipsnio rinkinio, kokiame Vilniaus tyrimo etape mes dabar esame. Ką esame padarę ir kur einame toliau, kokios aktualiausios tolesnių tyrimų sritis. Aišku, turime tritomį, taip, mūsų žymųjį tritomį, jubiliejinį, kuriame tikrai yra labai daug apriekta, įvairiausių naujovių ir kasmet atsiranda krūvos knygų susijusių su Vilniaus miesto praeitimi. Čia aš neseniai prieš keletą dienų girdėjau vieną dainą tokią apie Vilnių, skirtą Vilnių ir ten taip gražiai surimuoja, kad
apie Gediminą. Na, kad vat jisai sapnas turi, sapnuoja Vilnių, kad jis bus netoli milijono, bet be stadiono. Ir paskui galvoju, kad vis tiek, jeigu Gediminas sapnavo, jau taip toli nusapnuot galėjo, tai jis turėjo pamatyti, kad ir pasidžiaugti, kokia gausa yra tyrimų ir kokių knygų apie Vilnių padaryta bus ateityje. Ir jeigu bent po tokiai knygai duotume po vieną vietą stadione, tai nebijoju, kad netilptų į stadioną tos knygos tie visi tyrimai. Tad tyrimų kasmet daug, tą parodė mūsų konferencija, ir tikrai susidomėjimas mokslininkų tiek Lietuvos, tiek užsienio yra labai didelis. Ir kasmet atsiranda knygos straipsniai. Vien dabar mes Lietuvos istorijos institute baiginėjame irgi dar vieną mokslinę programą skirtą Vilniaus miestui. Ir jau šiais ar kitais metais pasirodys bent kokios 5 ar 4 studijos ar monografijos tam tikrais aspektais. Aš, pavyzdžiui, rašau apie Vilniaus miesto finansus, pajamas, išlaidas, iš kur miestiečiai pragyveno, kaip sakant. Kiti rašo apie mitybą, apie laidoseną, apie amatininkus. Tai tų tyrimų gausa jinai išlieka ir, man atrodo, tikrai dar knygų mugėj kasmet sulauksim kažkokių naujovių. Tai aš jau šiek tiek galbūt užsiminiau, dabar kaip konkrečiau galbūt pasakysiu, kad mano nuomonė tritomis Vilniaus istorijos jisai parodė tos akimirkos status quo, ką mes žinome apie Vilnių, tačiau ypač tiems, kurie rašė, ypač autoriams, parodė ir kitą pusę. Tai yra, kiek dar daug apie Vilnių nežinome ir kiek daug klausimų, kuriuos galbūt autoriai norėjo paliesti, rašydami tekstus tritomiui, buvo palikti nežinioje, nes tiesiog trūksta duomenų ir vienam žmogui per apibrėžtą laiką nebuvo galimybės parašyti ir sintetinį tekstą ir dar atlikti tyrimą tų klausimų, kuriais nėra tyrimų. Tai tiek Istorijos institutas, tiek Vilniaus universiteto mokslininkai iš tikrųjų nuolatos dirba prie šitų temų. Ir kas svarbiausia, prie Vilniaus istorijos įvairių aspektų dirba daugybė užsienio mokslininkų tyrimų. Ir jeigu vien šiandieną pasižiūrėtume, sakykime, čia yra puikus Lenkų kolegės Anos Silvijos Čiš straipsnis apie Dominikonų bažnyčią ir čia jau aš dabar užsimsiu reklamą, bet negaila, nes iš tikrųjų labai verta dėmesio knyga. Jau šiandien mugėje galite įsigyti ir labai rekomenduoju, labai siūlau puikią šios mokslininkės knygą apie Vilniaus rūmus. Tai yra 41 pasakojimas apie Vilniuje buvusius didikų rūmus ir galimybė tikrai giliai susipažinti ir giliai pažinti. Tai atsakant į Mindaugo klausimą, tie tyrimai, kurie šioje knygoje yra tik tai straipsniais, jau praėjus 1,5 metų nuo konferencijos, jau iš jų išaugo knygos, kuriomis negalėjo dar remtis tritomio rašytojai. Tai čia aš tik vieną pavyzdį paminėjau, o manau, kad tokių pavyzdžių jau yra tikrai ne vienas. Tai istorijos mokslas gyvas, istorikai dirba ir po šitos konferencijos toliau grįšim, po šito pristatymo toliau grįšim į archyvus. Aš manau, kad galėtų užbaigti šitą tokį ganėtinai plačių žvilgsnių. Bandėm matyti, kad mes šiandien ieškom savo vilkus, kad tos Vilniaus paieškos tęsiasi ir mokslas, tai kas sakė Mindaugas, yra judantis, ko aš tikiuosi, ko labai norėčiau, kad atsirastų ne tik tai fundamentinės, sintetinės studijos, bet ir mokslo populiarinimo darbai. Dabar yra romanų, kurie labai stipriai integruoja vilnietišką istoriją, nesakysiu, kad istorikai pyksta dėl netikslumo, bet čia yra literatūra ir daug kas atleidžiama.
bet labai linkėčiau parašyti istorikams tikslų romaną apie Vilnių, jeigu tai yra įmanoma. Turime dar vieną minutę kokiam klausimui iš auditorijos, jeigu kas nors norėtų pasiklausti, pasiteirauti, kokių įdomybių šioje knygoje esama. Nematydamas rankų, aš pats dar noriu anotuoti vieną be galo įdomų straipsnį užbaigiantį šią knygą. Tai yra Pilsudskių šeimos istorija Vilniuje. Lenkijos maršalo Juzefo Pilsudskio šeima, jo tėvo ir motinos gyvenimas Vilniuje XIX amžiaus pabaigoje ir to šeimos bankroto istorija. Kaip paskaitai, kaip Pilsudskiai sunkiai kapanojosi tame Rusijos imperijos valdomame Vilniuje, kokios ten skolos, kokia tiesiog tos šeimos drama, atsiskleidžia, man atrodo, Pilsudskio santykis taip pat su Lietuva visiškai kitu aspektu, tada supranti, kad tas straipsnis, jis kalba apie aristokratų šeimos bankrotą iš esmės XIX amžiaus pabaigoje ir štai tai yra tam tikra laiko cezūra, nuo kurios prasideda nauja modernioji istorija, ar ne? Tos šeimos atžalos, tos šeimos vaikai eina kurti naują modernių tautų istoriją ir turime taip pat dabartinį Vilnių kaip tos istorijos padarinį, kaip tos istorijos rezultatą jau kitokį, negu jis buvo, bet kaip ir minėjome, tikimės ir manau nėra pagrindo, kad išlaikome savo sambūvio gabumus ir toliau. Tada ačiū Jums labai už dėmesį šiam pristatymui, šiai knygai. Ja galite įsigyti Lietuvos istorijos instituto stende šioje salėje. Dėkoju.